Sveiki, dabar pademonstruosiu, kaip reikia tirti alkūnės užpakalinę sritį. Norint tirti užpakalinę pačią sritį yra keletas būdų. Vienas iš jų, kurio aš pats asmeniškai naudoju ir man yra jis pats paprasčiausias, tai yra paimu pacientą už riešo ir dedu daviklį iš užpakalinės pusės. Man taip yra patogiau, nes tiesiog manau, kad jeigu alkūnės srityje bus skysčio ir pridėjus štai daviklį prie užpakalinio paviršiaus, mes iš karto matysime užpakalinėje pačioje kišenėje. Bet dėl pačios demonstracijos galime panaudoti ir kitą prieinamo būdą, kurį naudoja kiti specialistai. Taigi, uždedu daviklį dabar ant nugarinio žastikolios grynai paviršiaus, irgi mes aiškiai matome štai žastikolio užpakalinį patį kontūrą ir aišku mūsų trigalvio žasto visą raumenį. Ir keliaudami po truputį štai distalin skersinėj plokštumoj mes matome, kaip žastikolis irgi išplatėja ir formuojasi tokia kaip ir duobė, kuri užpildyta riebaliniu audiniu. Ir keliausime mes dar po truputį distalin, tol kol pasiekime mes alkūnkaulį ir tiesiog alkūnkaulio užpakalinis paviršius. Prie šitos vietos aiškiai matome tvirtinasi pati trigalvio žasto sausgyslė. Pasukam daviklį štai į išilginę pačią plokštumą ir matau lygiai tas pačias struktūras, tai yra žastikolių užpakalinis paviršius, mūsų trigalvis raumuo ir keliaujant štai distalin. Ir kaip matau, su davikliu važiuoju į medialinę, lateralinę pusę, tam, kad aiškiai įvertinti visas anatominės struktūras. Matau trigalvio žasto pats raumuo, galiu šiek tiek labiau įtempti. Štai raumeninė dalis baigėsi ir toliau pereina į sausgyslinę pačią dalį. Irgi žinom, kad sausgyslė gan plačiai prisitvirtina prie alkūnkaulio, todėl irgi su davikliu mes turime pajudėti medialin, lateralin. Na, giliau mes matome riebalinį audinį ir taip pat štai šitoje vietoje projektuojasi užpakalinė alkūnės sąnario kišenė, kur mes ir turėtume ieškoti susikaupusio paties skysčio. Dar kas yra svarbu užpakalinėje srityje, kad mes turėtume įvertinti ir alkūnės burzos pačią projekciją. Šiuo atveju, aišku, reikėtų jau daviklį daug švelniau spausti ir su juo keliauti grynai į užpakalinę dalį. Štai esu virš alkūnkaulio ir matosi štai paudinis pats sluoksnis ir šitoje vietoje projektuojasi burza. Aišku, normos atvejais mes čia nieko nematysime, bet burzito atvejais mes matysime susikaupusį skystį. Tai tiek iš alkūnės užpakalinės srities ultragarsinio tyrimo.